A dream is a lullaby. It goes la-di-da. It goes around the world around the la-di-da. Zdarau, chebryte. Visų pirma, norėčiau pašnekėti apie mūsų paskutinį video, kuris vadinasi apie merginas. Taigi, po paskutiniojo video man per pamoką atėjo 966 SMS žinutės. Ką tu? Labai dėkoju to SMS bombinimo iniciatoriams Vitalijai ir Gabrieliai, nes man tai sukelia tik žvengą. Nes išsiųsti 1000 SMS reikia 1000 kartų paspausti siųsti. O man, kad ištrinčiau 100 SMS, tai reikia vienintelį kartą paspausti ištrinti. Ir šiandien šnekėsim apie visuomenės atstumtosius. Tikriausiai visi žino tokius žmonės, pavyzdžiui, mokyklose, kurie sėdi patys vieni, nepriklausomai tai pana ar bachūras sėdi patys vieni, su niekom nešneka, su niekom nebendrauja, neturi draugų, nieko neveikia aplamai. Tiesiog laukia, kol prasidės pamoka, baigsis tai dieną, metai ir daug laiko. Gal galima paklausti, kodėl tai vyksta? Ar jie neturi socialinio gyvenimo? Ar jie nemoka bendrauti? Kaip galima nemokėti bendrauti? Taigi suprantu, kurčnebylis kurčių. Jie negirdi, nemato, bet tai netgi ir tie sugeba bendrauti. Ir ne tas, kuris yra aklas, ne tas, kuris yra kurčias, ne tas tenais, kuris yra neįgalus, o tas, kuris nemoka bendrauti, tas yra visuomenės atstumtas. Kaip šią problemą išspręsti? Galiu pateikti vieną pavyzdį. Sykį turėjau klasioką, jis buvo visuomenės atstumtasis. Mes su chebra per pertraukas lošdom kortikiam, o jisai sėdėdavo atsiskyręs. Bet sykį jis iš mokyklos atsinešė kortikę. Pats pasiūlė chebrai palošti kortikiam, viską darė pats. Nuo to laiko su juo galima buvo normaliai pabazarinti, pabūti, palošti kortikiam ir panašiai. Čia yra faktas, kad žmogus iš pirmo gali pasirodyti visuomenės atstumtasis, bet susibendravus su juo galima matyti, kad jis visiškai normalus čiuvas. Tik jam pačiam reikia rodyti iniciatyvą. Taigi, o dabar norėčiau pakalbėti apie paneles atstumtas, kurios visą laiką irgi, kaip ir bachūrai, kai kurie medžiai, stovi kampe ir nieko nedaro. Ar jūs negalite parodyti visų savo daiktų? Taigi iš karto sušaudytumėt porą fanų ir iš karto jūsų gyvenimas pasikeistų. Tai užtenka tik tiek, paprasčiausių bendravimo. Būtent reikia tik bendravimo. Aišku, ten galima pasikelti pričiotki, panoms ten pasišpaklinti ir panašiai, bet yra faktas, kad reikia bendravimo pasakyti 1 laipsnį, kad svarsta viskas, bus viskas tvarko ir galima šitą video užbaigti Benedikto 16 žodžiais, jeigu nori pakeisti pasaulį, turi priežastis. A dream is a lullaby. It goes la-di-da. It goes around the world around the la-di-da.